Svarbiausia prieš žygį skaniai ir stipriai pavalgyti. Taip norėtųsi dar pamiegoti šeštadienis, po 7 kelias minutės. Bet tuo į žygį, tai pavalgom ir važiuojam. Šiandien Kazlų Rūda mūsų laukia 25 kilometrai. Registracija padaryta, atsiimtas lūpnešėlio maišelis, gauta raudona apyrankė ir standartiškai toj padarysim maišelio apžvalgą, pažiūrėsim, ką šį kartą gavom valgomo ir galėsim pradėti žygį. Pradedam nuo žemėlapio. Šį kartą Kazlų Rūda mus nustebins 3 žygiais, 3 maršrutais 9, 19, 25. Ir ką mes, kaip rodžiau, pasirinkom 25 ilgiausią trasą. Koks įdomus ženklas. Čia tipo Kazlų Rūdos ženkliukas. Gerai, žiauriai įdomu šiaip. Žinoma, neapsieinam be banano, poros batonėlių ir vandens. O visi kiti užkandžiai trasos eigoje bus keli poilsio užkandžių punktai. Manau, 25 km, kiek, kokias 5 valandėlės šiandien paėjėsim. Šiaip eilinį kartą pasikartosiu, kad žygiuok žygiai man padeda susipažinti su Lietuva ir mažesniais miesteliais. Jo, čia įsivaizduoju, bus daugiausiai miško, kažkokio to miesto daug ir nebus. Bet faktas, kad įdomu pažiūrėti, kaip atrodo, kaip kas. Pradedam žygį be 5 minučių 9, tai mačiau, kad jau yra žmonių ir išėjusių, kiti dar tik tai renkasi, nes tarp 9 ir 10, tarp 9 ir 11, man atrodo, trumpesnių trasų žygeiviai tik tai pradeda, tai dar pagrindinė minė, pagrindiniai žmonės, manau, tik tai atvažinėja pakeliui žygio. O ką mes pradedam eit, nes 25 km, kaip sakau, kokias 5 geras valandėlės, manau, užtruksim. Kur traukinukai, nei viena nesimato. Nei vienai, nei kitoj pusėje. Užtat kokie įdomus modernus paveikslai virš šito tunelio. Šiaip sakyčiau, pirmi įspūdžiai apie Kazlų Rūdą, tai tokį tikrai gan geri ir nutvarkingas miestelis atrodo. Pradėjom tikrai gražiam miesto parke. Dabar praėjom jau porą tokių žaidimo aikštelių, ne šiaip kur viena supynė, bet čiuožyklėlė, supynės, dar visokių supynių. Stadionas, čia nežinau, mokyklas ar kažkoks, bet irgi toks, stadionas su žolio, ne taip kaip dažnai būna, kad tiesiog vartai ant žvyro pastatyti. Tai šiaip toks mini kurortas, kol kas sakyčiau, visai jie čia susitvarkė. Iš visų vėliavų tai panašu, kad savivaldybės pastatas bus. Aš taip spėju. Praėjom miestelio apylinkės, ką panašu, kad lysim į mišką. 3 km nueiti. Manau, kad dauguma dabar tokių miškingų vietovių ir turėtų būti. Bet miškas tai nereiškia, kad blogai. Paieškosim grybų, uogų. Kazlų Rūdoj. Ne, norėjau sakyti grybais garsėja. Varėna grybais garsėja. Bet miške kažkas auga, ne? Bet turbūt ne šiuo metų laiku. Tai ką žygyje svarbiau? Greitis ar kompanija? Jūs man komentaruose atsakykit. Sakiau, grybų ieškosime, ne? Grybų nėra, bet labai daug pripjautų malkų yra. Tai jeigu kažkam stovyklaujant malkų, tai šitas miškas puikiai tinkamas. O grybų, žinokit, nėra kol kas. Nevažiuokit į Kazlų Rūdą grybaut arba uogaut. O kilometrai sukasi visai neblogai. Per valandą nueiti 5,5 km. Tai tempas geras, oras geras. Kol kas viskas gerai, judam toliau.
ką tik turėjau visai įdomų pokalbį, atpažino žygyje žmogus ir kažkaip įsišnekėjom, kad žmogus ne lietuvis, o italas, Lietuvoje gyvenantis 22 metus. Vardo neatsimenu, jeigu žiūri šį video, pats gali po apačio parašyti. Bet šiaip labai smagu, kad pasirodo žygyje dalyvauja ne tik tai lietuviai, užsieniečiai, nors aišku, į 22 metus gyveni Lietuvoje, ar jau gali skaitytis ne lietuvis, nežinau, bet šiaip smagu, kad ne tik tai lietuviai, bet ir užsieniečiai, žygeiviai, smagu susitikti su įvairiais žmonėms žygyje, apsikeisti keliais žodžiais, išgirsti įspūdžius. 9,5 kilometrą nueita ir žinot, ką ten matau, už medžių matau, mėlynuoja kažkas, o tai reiškia pirmoji stotelė, pirmas poilsio punktas ir užkandžiai. Kiek čia 10 beveik kilometrų, 9,5, nu tai šiaip visai neblogai, nes per valandą 50 nepilnai, tai tempas kol kas neblogas, pavargimo lygis nedidelis, trumpas užkandimas ir žygiuosim toliau. Nu, atsisėsim ant kelmelio. Nebereikalas, sakiau, kuo nustebinti šį kartą. Pirmą kartą kažkokie duoniukai ir tunas. Dažniausiai valgom šokoladukus. Šį kartą paragausim kažką biškį kitokio. Šiaip skanu. Aš gal kai nelabai žuvies mėgėjas, tai taip stebinančiai gerai. Šiaip skonis tikrai neblogas. Tai manau 5 minutės pasėdim, užkandam ir eisim toliau. Kažkaip jau girdėjau, kad kuo toliau, tuo sunkiau bus sunkesnių etapų. Jau net yra pagunda suktis eit atgal. Nu, bet pažiūrėsim, kas ten tas sunkesnis etapas. Tokia danga. Reiktų gal eit basom, būtų kaip tuose basakojų takuose. Gautum ir purvo, ir akmenų, ir šakų, ir pagalių. Tikras basakojų takas būtų. Kilometrų per lygiai 3 valandas. Nu, sakyčiau, visai greitai nusėjo tie 15 kilometrų, kažkaip dar ir nuovargio tokio nelabai jaučiasi. Per 3 valandas tempas irgi, sakyčiau, visai neblogas. Liko dar 10 kilometrų ir 2 valandos. Manau, kažkas panašaus. Sekantis klausimas. Tai ar žygis turi būti patogus ar šiek tiek sunkus? Bent aš tai manau, kad turi būti ir patogus, bet jeigu tu žygį nueini per daug lengvai, visiškai nepavargęs, visiškai neturėdamas progos padėjuoti, tai tada jau reiškia tau žygis per lengvas. Todėl ir stengiuosi visada imti tą didžiausią trasą, nu, kad praeitum tą žygį, jaustumėsi, kad kažką šiandien veikiai. Va, kaip pavyzdžiui dabar, į kalniuką lipu ir jaučiu nuovargį. Tai gali ir pats pasidalinti, koks tas žygis, lengvas ar sunkus turi būti. Biški tie kalniukai jau kerta per kojas, bet, matau, kad dar ne paskutinis kalniukas, bet pliusas, kad matau už kalniukų,
jau laukia ir žygiuok palapinė, antrasis užkandžių punktas. Tai bus proga pasistiprinti ir likusius, kiek čia, 8 turbūt kilometrus įveikti energingai. Va, koks namelis medyje. Nežinau net, kas čia skaitos oficialiai, kažkokia pavėsinė. Jeigu pirmam punkte rinkomės sveikuoliškai, tiksliau rimtesnį maistą kaip tunas ko ten buvo, su trapučiais, tai antram punkte renkamės saldų užkandį kornį. Tik dabar pamačiau, kad visos 3 trasos čia susijungia, nes šiaip net pasimečiau, galvoju, iš kur čia tų žmonių tiek daug. Nes kai trasoje, tai kažkaip atrodo pasiskirsto, ten, čia jau pilna žmonių. Galvoju, čia visi taip ilgai sėdi, laukia, bet ne, pasirodo matyti visos 3 trasos, kai susijungia. Tai ir žmonių tada srautas tikrasis pasimato. Čia tokia nedidelė pagunda pasukčiaut. Varai pagal žalią rodiklę ir finišą greičiau pasieksi. Bet dar jėgų turim prikaupę. Tai einam sąžiningai pagal savo raudoną rodiklę. Gal reiktų rizikuoti per šitą medelį į kitą upės krantą pereiti. Bet įtariu, tada sausas jau į finišą neteičiau. Tai gal geriau net nerizikuosiu. Dar šiek tiek kitokio miško, su šiek tiek kalniukų, šiek tiek kliučių, bet, kam patinka tiesiog praeit, tai gal tokia atkarpa gali ir nepatikt, bet manau, kad dauguma, kas renkasi žygius, tokius renginius, tai bent jau man tai kaip tik smagu, negu visą 25 km atstumą reikėtų į tiesiog lygių keliu, o kur gali pašokinėti per griovį, dar kažkur tai. Tai aš tai galvoju, kad čia tik tai pliusas. Panašu išėjom jau iš miško į tokį pagrindinį kelią. Man atrodo, dabar šitų kelių ir iki pat finišo nueisim. Šiaip kai ryte atvažinėjom, tai va ten iš galo atvažinėjom, tai Evelina, gal tu iki finišo aš čia palauksiu, mane grįžtant paimsi. Nereiks man čia be reikalo, kiek? Beveik 3 kilometrai dar. Tai nueisiu, nereiktų vaikščioti. Nenorėjau anksčiau laiko prisišnekėti, bet panašu, kad aš toliau kaip gero oro ambasadorius galiu skelbtis. Nes šiaip iš anksto šią savaitę šeštadienį rodė žiauriai bjaurų orą, kad vos ne visą dieną lis. Tada keitėsi, kad nuo pietų lis, bet panašu, kad rytas saulėtas, diena, gal debesiukų daugiau, bet kol kas nei vieno lašo nebuvo, taip kad aš jau buvau nusteikęs, kad čia reikės su kokiais lietpalčiais, skėčiais kažkuo tai, bet panašu, kad žygiuok, geras oras ir toliau nepaleidžia. Ar aš gerai matau, kad jau finišo vėliavas yra priekyje, nors dar 24,5, tik tai pusės kilometro trūksta. Gal kokį kampą kur nors nukritau. Bet jau visai priekyje laukia finišas ir pažiūrėsim, kokį šį kartą medalį pagamino žygiuok. Dar vienas medalis į kolekciją gautas, štai toks, kaip visada, kūrybingas, 25 km, žygiuok, Kazlų Rūda, data. Šiaip sakyčiau, šį kartą tie 25 km visai neblogai nusiėjo per 5 valandas, tai vidurkis 5 km per valandą. Dar vienas pažintas nedidelis miestelis, šį kartą Kazlų Rūda. Puikiai praleistas šeštadienis, kaip sakiau, šiek tiek buvo baimės ar lietus nesugadinti žygį. Pasiklysti neįmanoma, kaip taip sąžiningai suklijuotas, sudėtas visas rodiklės. Tiesiog, kaip sakau, dar vienas puikiai praleistas šeštadienis ir dar vienas įveiktas žygis ir dar vienas medalis į kolekciją. Už 3 savaičių dar vienas žygiuok žygis laukia ir šį kartą Šiauliuose. Pats planuoju, kad vėl ten būsiu. O jeigu pačiam patinka
tokio tipo pramogos, žygiai, trumpesni, ilgesni. Tai kviečiu apsilankyti ir manau, kad puikiai praleisi šeštadienį. O jeigu jau pažiūrėjai šį video, tai nepagailėk laiko ir susitinkam kitam video arba kitam žygyje. Iki!